Žiūrėdami į vaikus ir susidurdami su vaikų tam tikromis emocijomis, emocinė raiška, būtent specifinė emocinė raiška, daiktų mėtymas, žodžiai negražus, pakeltas balsas, nereikia daug ten elementų. Mes iš tiesų į tai žiūrim labai jautriai. Ir tas jautrumas kyla ne iš to, kad vaiko elgesį mes suvokiam kaip pavojingą. Mes suvokiam kaip vaiko elgesį kaip akivaizdžias mūsų padarytas klaidas kažkokias. Mes matom, kad jam stinga savybių, stinga kažkokios reguliacijos. Jam jau 4 metai, o jisai šitaip pat nenulaiko žodžių kažkokių tai ir nesupranta, kad būtina juos nulaikyti ir patilėti. Taip, mes žiūrim ne į kontekstą, koks tas vaikas yra, kad jisai tiesiog nereguliuoja savo emocijų ir meta lauk žodžius, kokius tik tai žino. Ir tai yra nieko daugiau, kaip tik tai vaikui tokio amžiaus, 4-mečiui, 5-mečiui, būdingas elgesys. Apie ką yra pagarba. Net jeigu žmogus klysta, mes nemenkinam jo, neniekinam jo, nesijuokiam iš jo, nesityčiojam, kas yra pagarba. Ir kai mes esam teisūs, mes būdami teisėjais turim priimti net ir klaidingą nuomonę. Štai kas yra pagarba. Tai čia tokia mažytė detalė. Kiek tų detalių gali būti? Štai mažytė detalė. Mes matom klystantį vaiką, o vaiką mes matysim klystantį kasdien, kas valandą, kas akimirką. Kai tik tai jisai stoja žengti žingsnį, pasipila klaidos. Klaidos mūsų akimis, bet ne vaiko akimis.